Labas vakaras, mėlyjei. Sveikinuosi su jumis šį pirmadienio vakarą ir tęsime savo meditacijos maratoną. Tikiuosi, kad praleidote nuostabų, šviesų, emociškai švarų savaitgalį ir su nauja jėga, su nauja energija pradedat naują savaitę. Ir pirmadienį pradėsime labai rimtai nuo pačios tokios galbūt aktualiausios temos, tai yra protas, kuris nerimsta, kuris neleidžia mums atsipalaiduoti ir kuriame slypi daug įsitikinimų ir įpročių. Ir jau viename iš pirmųjų mūsų maratono susitikimų aš kalbėjau apie teta lygmenį. Ir tai, kad teta lygmenyje glūdi apie 95% mūsų įsitikinimų. Apie tai, kas aš esu, kaip reikia elgtis, kas yra gerai, kas yra blogai. Ir labai dažnai mes linkę savo įsitikinimus priimti kaip absoliučią tiesą, kad toks yra gyvenimas. Ir dėl to mes ginčijamės net su savo pačiais artimiausiais žmonėmis. Kartais šeimos skiriasi, kartais kyla karai tarp valstybių dėl įsitikinimų, dėl skirtingo požiūrio į gyvenimą. Kas yra blogiausia, kad tie įsitikinimai apriboja mūsų elgesį, apriboja mūsų galimybes. Man yra tekę sutikti ne vieną žmogų, kuris atsisakė puikaus darbo pasiūlymo vien dėl įsitikinimo, kad tai ne jam, kad jis negali, nes galbūt vaikystėje jo brolis geriau mokėsi, ar sesė už jį lygino ar kartojo, kad pažiūrėk, kaip brolis ar sesuo, kiek jisai visko pasiekė ir tu nedarai namų darbų ar netlieki kažkokios kitos užduoties. Ir tiesiog užaugo žmogus, kuris turi suvokimą, kad jisai negali taip gerai, kaip gali kiti. Tai kiekvienas iš mūsų tokių ydingų įsitikinimų turime ne vieną ir ne du. Ir jie kartais veikia taip stipriai, kad net įtakoja mūsų fiziologiją, mūsų kūno struktūrą, antsvorį arba svorio trūkumą, suformuoja tam tikrus įpročius, rūkymą, persivalgymą, saldumynų valgymą, tam tikrą neadekvatų elgesį, balso pakelimą, supykimą, emocinį kažkokį tai, apraišką kažkokių emocijų tam tikrose situacijose. Labai dažnai viso to šaknys yra giliai vaikystėje ir teta lygmenyje. Galbūt esate girdėję tokį terminą kaip vidinis vaikas. Tikrai esate girdėję, apie tai yra daug kalbama. Kas yra mūsų vidinis vaikas? Tai yra tas mažas vaikas, kuris buvo mokomas. Būtent tame teta amžiuje, tarp 4 iki 7 metų. Kiekvienas iš mūsų išgyvename šitą amžių ir buvome mokomi ir programuojami. Nes vaikai tokio amžiaus, jie yra tarsi atviros kempinės. Jie ateina į šitą pasaulį ir jie nežino, kokios taisyklės veikia šiame pasaulyje. Mūsų formuoti. Tėvai, seneliai, mokytojai, broliai, seserys. Ir jie tarsi pripildo mus informaciją. Ir tai įstringa mūsų tame sąmonės dažnyje, teta dažnyje, teta lygmenyje. Ir kada mes esame suaugę žmonės, mes sąmoningai nesuvokiame apie tuos įsitikinimus ir informaciją esančią teta dažnyje. Nes, kaip jau sakiau, teta lygmenyje paprastai žmonės tiesiog miega. Todėl mes negalime sąmoningai priartėti prie to suvokimo, kad tai nesu aš. Kad nebūtinai aš esu nevykėlis arba kad aš kažko negaliu ar nemoku. Tai yra tik įsitikinimas, kuris mane riboja. Todėl šį vakarą mes imsimės mentalinio lygmens, tai yra proto lygmens valymo ir tvarkymo. Nes tų ydingų programų, kurios yra mūsų pasąmonė ir kurios valdo mūsų gyvenimą, jų yra begalės. Todėl šią meditaciją iš tikrųjų rekomenduočiau jums kartoti su skirtingais įsitikinimais, su skirtingomis problemomis. Nes tai yra labai svarbu. Šios meditacijos metu mes visą tai darysime teta lygmenyje, su teta vibracija, kad kiekvienas iš jūsų patektų būtent į tą lygmenį, kur susiformavo šitie įsitikinimai, šios programos. Ir prašyčiau iš kiekvienam iš jūsų pagalvoti jau dabar, su kokiu įsitikinimu, su kokia programa, arba jūs norėtumėte dirbti, arba tiesiog jeigu sunku sukoncentruoti, pagalvoti apie kažkokį konkretų, pagalvokit, kur labiausiai gyvenime jums nesiseka, kur yra didžiausi sunkumai, kur dažniausiai paslystat, kuris sritis jums yra pati sudėtingiausia. Tai tiesiog pasirinkite tą sritį ir mes ją panalizuosime. Nes ten, kur jums nesiseka, ten dažniausiai ir slypi tas virusas, tas ydingas įsitikinimas arba programa, kuri gadina mums gyvenimą. Tai tiesiog, jeigu nežinot konkretaus įsitikinimo, imkite kažkokią sritį, kurioje jums nesiseka. Tai dabar, kol aš dar kalbu, pasakoju apie meditaciją, jūs tiesiog pagalvokite apie tai, su kuo jūs norėtumėte šį vakarą dirbti. Ir meditacijos metu mes keliausime į praeitį ir pamėginsime pagalvoti, prisiminti, kadangi mes būsime tame dažnyje,
mums bus lengviau prisiminti, kokie žmonės mums suformavo šitą ydingą įsitikinimą, kas paskatino mus taip manyti apie save. Prisiminsime savo praeitį, savo tėvus, savo vaikystę ir sutiksime tą vidinį vaiką, kuris yra sužeistas ir pamėginsime jį išgydyti iš vidaus. Pamėginsime įgyti naują suvokimą. Ir meditacijos metu įsivaizduosime, kaip mūsų vidinis vaikas įžengia į mus ir mes tampame vienas su juo. Kitaip tariant, mūsų sąmonė, mūsų sąmoningumas perkeičia mūsų praeitį. Aš jau minėjau, kad beta lygmenyje mūsų riboja erdvė ir laikas. Alfa ir teta lygmenyse nėra nei erdvės, nei laiko. Todėl mes galime keliauti į praeitį, galime keliauti į ateitį. Mes galime transformuoti savo žaizdas, ką darėme vakar, gydydami savo širdį. Ir galime transformuoti savo įsitikinimus. Taigi šios meditacijos metu šį vakarą mes transformuosime vieną įsitikinimą, tačiau jau rytoj jūs galėsite užsiimti kitu ir dar kitu, nes tai iš tikrųjų yra labai labai aktualis sritis ir mūsų įsitikinimai tiesiogiai lemia mūsų gyvenimą. Meditacijos įvade aš jau kalbėjau, kad nesvarbu, kad mes tikime nesąmonę, bet jeigu mes to tikime, tai tampa mūsų tiesa ir tai kuria mūsų pasaulį. Todėl kodėl nesukūrus pasaulio, kuris yra nuostabus, kuris yra pilnas pozityvių dalykų, teigiamų pasiūlymų, sveikatos, energijos, puikių žmonių, kodėl mes netikim, kad toks pasaulis egzistuoja? Kodėl taip yra? Nes pasąmonėje turime įsitikinimą, kad gerai nebūna, kad negali būti per gerai. Ne? Vaikystėje mums buvo kartojama, kad nesijuok, nes tuoj verksi. Todėl mes įpratome netikėti gerais dalykais, o tikėti blogais dalykais tarsi yra paprasta. Tačiau visa tai yra tik įsitikinimai ir mes juos galime transformuoti. Ir darysime tai jau šį vakarą. Tad patogiai įsitaisykite ir pasiruoškite kelioniai į praeitį. Kelioniai į save, prie savo vidinio vaiko ir prie šaknų savo problemos ir savo įsitikinimų pradžios. Ir mes pamėginsime visą tai transformuoti. O padarius pokyčius teta lygmenyje, jie natūraliai įvyksta tą pat sekundę jūsų realiam gyvenime. Tad patogiai įsitaisykit, prisisekit saugos diržus ir pradėsime šio vakaro meditaciją. Meditacijoje, kaip įprasta, aš jūs paliksiu išeiti pačius, pabūti dar tame lygmenyje ir savarankiškai užbaigti meditaciją. Ir mes susitiksime jau rytoj, mūsų paskutinėje maratono dieną, ir tada jau kalbėsime apie dvasinį lygmenį ir apie susitikimą su savo dvasiniu mokytoju. Nes užsimetę visas naštas, apsivalę emociškai, mentališkai, dvasiškai, mes galime iš tikrųjų įžvelgti savyje šviesą ir tą vidinį meistriškumą. Bet tai mūsų laukia jau rytoj. Na, o šį vakarą pradėsime meditaciją. Užsimerk, giliai įkvėpk ir iš lėto iškvėpk. Pasinerk gilyn. Dar kartą giliai įkvėpk ir iš lėto iškvėpdamas pasinerk dar giliau. Dar kartą giliai įkvėpk ir iškvėpk. Tu esi gilesnėme ir sveikesnėme proto lygmenyje. Gilesnėme nei prieš tai. Kad įeitum į dar gilesnį proto lygmenį, aš skaičiuosiu nuo 10 iki 1. Su kiekvienu didėjančiu skaičiumi tu vis labiau atsipalaiduosi ir pateksi į vis gilesnį ir sveikesnį proto lygmenį. 10, 9. Jaus kaip eini gilyn. 8, 7, 6. Giliau ir giliau. 5, 4,
3. Dar giliau. Giliau. 2. 1. Dabar esi gilesnėme ir sveikesnėme proto lygmenyje. Gilesnėme nei prieš tai. Kartok mintyse paskui mane. Mano gyvenimas yra mano nuostatų išraiška. Aš esu tų nuostatų ir įsitikinimų kūrėjas. Aš ir tik aš galiu suteikti prasmę savo patirtiems gyvenime įvykiams. Kiekviena patirtis gali turėti daug prasmių. Tačiau vienintelė ir tikroji įvykių prasmė yra ta, kurią aš suteikiu. Todėl aš galiu suteikti naują prasmę praeities patyrimams. Tinkami įsitikinimai padeda man susikurti trokštamą gyvenimą. Kiekvieną dieną, ką bedaryčiau, aš leidžiu savo būti laisvu, teigiamai mąstyti, tikėti bei elgtis. Kiekvieną dieną mano gyvenimas tampa vis geresnis, geresnis ir geresnis visuose lygmenyse. Giliai įkvėpk, iškvepiant atsipalaiduok ir eik dar giliau. Tęsk lėtą ir gilų kvėpavimą viso pratimo metu. Šio pratimo metu tu ištirsi senus savo įsitikinimus ir pamatysi, kokį gyvenimą jie kuria. Labai daug neigiamų, nepageidaujamų ir griaunančių aplinkybių gyvenime sukuria mūsų įsitikinimai. Suvokus ribojančių įsitikinimų sukurtą patirtį ir suteikus tiems išgyvenimams naują prasmę, gali pradėti gyventi savo svajonių gyvenimą. Perimant kontrolę ir atsakomybę už savo gyvenimą, labai svarbu suprasti savo įsitikinimus ir jų jėgą. Tavo asmeniniai įsitikinimai yra labiausiai lemiantis veiksnys, kaip tu gyvenai ir kaip praleisi likusį savo gyvenimą. Dabar tu ketini išjudinti aplinkybes, kad galėtum pagerinti ir nusistatyti naują savo gyvenimo būdą. Tu naudosi savo asmeninę vidinę jėgą, savo energiją, kad suteiktum naują prasmę praeities įvykiams ir naujų įsitikinimų kūrimui. Atmink, jog tu turi priėjimą prie informacijos praeityje, dabar ir ateityje. Dabar aš skaičiuosiu nuo 10 iki 1, kad leistum savo kūnui, smegenims, protui ir mintims intuityviai prisiderinti prie tinkamos būsenos, kurioje vyks teigiami pokyčiai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Dabar tu prisiderinai prie tinkamos tau būsenos, kurioje įvyks teigiami pokyčiai. Giliai įkvėpk, iškvėpdamas atsipalaiduok ir pasinerk dar giliau. Kad atpažintum ribojantį įsitikinimą, pagalvok, ko tavo gyvenime trūksta. Meilės sau, pinigų, išminties, pasitikėjimo, įgūdžių, o gal talento, partnerio, sėkmės, tvirtesnės asmenybės, populiarumo, laisvės, sveikatos, o gal dar kažko, ko šiandien tau gyvenime trūksta. Dabar, kai galvoji, ko tau trūksta, mintyse kartok sau: aš trokštu visą tai turėti. Aš trokštu visą tai turėti. Sukurk viduje troškimo energiją. Aš trokštu visą tai turėti. Nieko nevertink. Tiesiog giliai įsisąmonink, ką jauti, kai galvoji apie tai, ko tau trūksta. Kokie pojūčiai, kokie jausmai tave aplanko. Kai mintyse tari sau: aš trokštu visą tai turėti. Kokie prisiminimai ateina į galvą? Kokie vaizdiniai ar mintys iškyla galvoje? O svarbiausia, pagalvok, kas iš tavo tolimos praeities, tėvas, mama, kiti vyresnieji būtų nuliūdę, jei tu visą tai turėtum. Meilę, sveikatą, laimę, pinigus, laiką, viską. Kas būtų nusiminę? Kas prieštarautų? Įvertink dešimtbalėje sistemoje savo blogus jausmus. Kaip jautiesi apie tai galvodamas? Kai galvoji apie tai, ko tau gyvenime trūksta?
Kokios įžvalgos ateina iš tavo praeities, patirties su tėvu, mama, kitais vyresniaisiais. Stebėk, kokios pirmos mintys tau ateina į galvą. Kokią prasmę tu suteikiai šiai savo patirčiai? Kokį įsitikinimą tai sukūrė? Kol galvoji apie savo išgyventą patirtį, atsakyk, ar yra prasmės toliau teigti, kad tai tiesa? Ir ar tu tuo nei kiek nebejoji? Ar tu nei kiek nebejoji šiuo senu savo įsitikinimu? Kokią kainą sumokėjai už tai, kad tuo patikėjai? Neskubant įsivaizduok, kuo šiandien būtum be šio įsitikinimo. Atsiverk ir būk sąmoningas, kad suvoktum visas praleistas galimybes, kuriuo atsisakei vadovaujantis šiuo įsitikinimu. Parodyk savo, kad taip mąstant sulaikei save nuo darymo, nuo veiksmo. Supras, kaip ši sena mintis tave varžė ir ribojo. Atlik tai dabar. Dabar turėdama šį suvokimą, savo suaugusio žmogaus prote, sugrįžk į save vaiką, kuris šią patirtį prisimena. Atsistok greta savęs vaiko. Pajaus gilų ryšį su juo ir pasakyk, kad čia esi kaip meilės ir palaikymo šaltinis.
Su meilė stovėdama šalia savęs vaiko, išgyvenk tą patirtį čia ir dabar, kuris suformavo blogą įsitikinimą apie save. Įsivaizduok tas aplinkybes, praeitį. Ir pašnibždėk vaikui į ausį geresnį šios situacijos suvokimą, kurį dabar turi remiantis įrodymais ir faktais, kuriuos žinai kaip suaugęs, bet negalėjai žinoti būdamas vaikas. Paaiškink vaikui tuos praeities įvykius iš suaugusiojo perspektyvos. Gali sulėtinti ar pagreitinti prisiminimus taip, kaip tau norisi. Dabar pateik savo vidiniam vaikui bent keletą šio įvykio paaiškinimų, prasmės, kurią jis galėtų lengvai suprasti ir pritaikyti. Neskubėk. Pasakyk savo vidiniam vaikui, kad jis pats turi galią pasirinkti kitą reikšmę ir sukurti kitą, daug pagrįstesnį įsitikinimą. Dabar, kai vidinis vaikas turi geresnį šios savo patirties supratimą, paprašyk, kad jis pasirinktų geriausią prasmę, kuri jam atrodo labiausiai tinkama. Kokią naują prasmę pasirinko tavo vidinis vaikas? Leisk, kad jis tau pasakytų. O dabar nuoširdžiai žvelgiant savo vidiniam vaikui tiesiai į akis, pasakyk, kad be galo myli jį tokį, koks jis yra, ir visada mylėsi besąlygiškai. Su meile priimk savo vidinį vaiką kaip save patį. Grąžink jį į save, kad taptumėte viena ir būtumėte jau su nauju praeities suvokimu, naujais įsitikinimais, kurie atvers daugybę durų į galimybės ateityje. Kai vaikas taps vienas su tavimi, giliai įkvėpk ir lėtai iškvėpdamas atsipalaiduok. Dabar tu ir tavo vidinis vaikas esate viena.
Dabar neskubant įsivaizduok, kaip tavo vidinis vaikas auga, tampa didesnis, paauglys, jaunas žmogus ir galiausiai tampa dabartiniu tavimi ir randa tinkamą vietą tavyje iki gyvenimo pabaigos. Tęsk gilų ir lėtą, ritmingą kvėpavimą. Kad tavo gyvenime susiformuotų naujos sąlygos, yra įrodyta, jog pirmiausia savo sąmonėje reikia sukurti trokštamą situaciją. Ši patirtis suteiks energijos naujam įsitikinimui ir leis tau geriau jaustis naujame vaidmenyje ar situacijoje, dar prieš tai įvykstant realybėje. Tu gali įsivaizduoti ir pastumėti šios įvykius mintyse, išgyvendamas savo trokštamas situacijas ar repetuodamas naujus įsitikinimus. Taigi dabar visiškai įsitrauk į naują patirtį, savo pojūčius, iš dabarties perkelk į ateitį, kurioje pilnai ir visapusiškai išreiški save turėdamas naujus ir teigiamus įsitikinimus. Vaizduotėje sukurk ir išgyvenk teigiamus pokyčius, kuriuos tau pritrauks naujas teigiamas įsitikinimas. Vaizduotės dėka pajausk, kaip naujas įsitikinimas keičia tavo gyvenimą. Pajausk naują įsitikinimą, kiek įmanoma daugiau skirtingų būdų. Pamatyk ir pajausk save pasikeitusį namuose, darbe, laisvalaikiu, bendraujant su skirtingais žmonėmis. Neskubant leis sau subjektyviai pasimėgauti šiuo kūrimo momentu, žinant, kad pokyčiai jau prasidėjo. Sąmoningai suvok, jog tu valdai šią patirtį. Bus taip, kaip tu nori. Įsivaizduok save gyvenantį ir kuriantį meilę sau, sveikatą, išmintį, pasitikėjimą, įgūdžius ar talentus, pinigus, artimus santykius, sėkmę, profesionalumą, populiarumą, laisvę ir visa kita, apie ką kažkada tik svajojai. Įsivaizduok, kad čia ir dabar visą tai turi. Pajausk tai, įsivaizduok, kad visa tai tau, dėl tavęs.
Giliai įkvėpk ir iškvepiant atsipalaiduok. Mintyse įsivaizduok, kad šį naują pozityvų įsitikinimą stiprini kiekvieną kartą, gerdamas stiklinę vandens. Įsivaizduok, jog kiekvieną kartą, kai tik paimsi stiklinę vandens ir ją gersi, šis naujas pozityvus įsitikinimas tavyje stiprės, įsišaknys tavo pasąmonėje ir taps tiesa tavo gyvenime. Dabar dar kartą pakartok. Aš trokštu visą tai turėti. Ir palygink šį pojūtį su tuo, kurį jautei meditacijos pradžioje, tardamas tą pačią frazę. Ar kažkas pasikeitė? Ar jauti didesnį pasitikėjimą, jog tai gali tapti realybė? Atmink, jog tu esi savo gyvenimo kūrėjas ir viskas yra įmanoma. Dabar dar praleisk keletą akimirkų šiame lygmenyje. Pasidžiauk pasikeitusiu savo įsitikinimu, savo ateitimi, kuri tavęs laukia. Ir kai būsi pasirengęs, savarankiškai pabaik šią meditaciją.